Sveiki! Šiandieną stovime šalia teleskopinio krautuvo Kramer, kuris gali 5,5 tonų svorį pakelti į 9 metrų aukštį. Šis modelis sukurtas taip, kad atlaikytų maksimalias apkrovas bet kokiomis sąlygomis. Todėl jį pasirinko ir Lietuvos kariuomenė. Tiek žemės ūkiui skirti krautuvai, tiek krautuvai skirti kariuomeniai yra aprūpinti tomis pačiomis opcijomis. Jie turi našų 187 litrų hidraulinį siurblį, kas leidžia atlikti daugiau nei vieną darbą, neprarandant galios, bei turi dugno apsaugas. Dugno apsauga skirta apsaugoti pagrindinius krautuvo mazgus, važiuojant bet kokiomis sąlygomis. Šie modeliai yra aprūpinti 4,1 litro varikliu, kurie pasižymi išskirtiniu ekonomiškumu. Šiame modelyje turime ypatingą ergonomišką kabiną su puikiu matomumu ir matomumą puikų turime 360 laipsnių kampu. Būtent šis modelis, kuriame mes dabar esame, gali pakelti 5,5 tonų svorį į 7 metrų aukštį. Taip pat jis turi 4 vairavimo padėtis. Tai yra priekinė ašis, tai yra abi ašis, taip pat yra krabo funkcija ir krabo funkcija su blokuotais galiniais ratais. Turbūt labai simboliška, kad NATO samito metu Lietuvos kariuomenė taip pat papildys savo autoparką puikiomis mašinomis.